Taip, tai pristatysiu šiandien mūsų kelionę į Latviją. Važiuojam antrą kartą jau. Važiuojam tyrinėti, eksplorinti, tyrinėti urbeksus, apleistus pastatus, žodžiu. Taip, tai viskas prasideda, važiuojam su busiku, nusigaunam iki Latvijos pasienio iš esmės. Sustojam pirmam objekte. Tai buvo kažkoksai senas, žodžiu, ūkinis pastatas. Taipogi ir kažkokį lyg administracinį radom. Radom pirtį apleistą. Taipogi paliksiu visą originalią filmuotą medžiagą. Pasipirkti įdomu. Ai, čia elektrinė jinai buvo, pažiūrėk, eina šitie. Aha, ant laidų, ne? Spiralės įkaista. Nu, pirtelė. Visai gerai. Pelėsio paėsta. Užsidedi ir tada šitus reguliuoji. Buvusi tą kiaulių kombinatą. Kaip? Rodžiu bus pjauna. Nu, batargė bus daug pjauna. Iš tiesų šitą planą tai tiesiog galėjo ir nebūti. Nebuvo. Planas turėjo būti pakeistas dėl kraujo. Taip, tada jau turim antrą lokaciją. Tai buvo šarvojimo salė. Radom net ir karstą likusį. Po to eidami taip pat sujungta šarvojimo salė su ligoninė. Eik, tu savo. Dėliukų visą. Daug daiktų. Eik, tu savo. O, tai palangos smėlio. Ir naujų turbūt. O, lagaminų. Tai jo nauji. Lietur tokia muzika. Paleis dar tą muziką. Eik, tu savo vaizdelis, koks geras. Wow. Bet tai kaip čia suprast? Ten poliklinika, kas čia? Pramogos prieš mirtį. Žinai, savo naujas kažkokias. Kažin dar gero. Gal, kad kažką veikiau. Matosi, aišku. Kuo puikiausiai su tokiu flashlightu, tai čia ir aplinkiniai kaimai mato. 1961, 1969, 1978. Kapeikos, nu. Got some money. Tada trečia lokacija iš tokių rimtesnių buvo, tai stiklo fabrikas. Aišku, buvo gana tuščias. Radom ten tik tai stiklų gabalų, likę nuo liejimo. Lemba kaip muziejumi čia. Stiklo fabrikai. Oda drugelė. Pogi radom ir lempų, iš stiklo išlietų buvo. Ai, net ar ne? Nu laikas užkas, taip sakant. Penktasis objektas, tai turim apleistą institutą, mokomąją įstaigą. Radom nemažą aktų salę, po to šiaip patalpos gana įdomios, aišku, gana tuščios. Radom nemažą rūsį, tokį kaip labirintą. Instituto aktų salė.
Jo, mes buvom kairiam, mes nebuvom dešiniam. O, bliamba. Ir dar čia. Nu, čia techninės patalpos, ko ne. Bet jau įdomiau. Bet teritorija tai čia didelė. Pečius kokio dydžio. Opa. Pečiukas. Visa. Kažkoks sandėlis. O, užmis marvė čia kažkokia, nesuprasi kažkokia šūdai. Kaip pasenelį garažė ateina. Trašų visokių 100-mečių. Užmerksa. Kažkokia chemija, trašos ar kas čia per velnias. O, dujokaukių prikrauta. Lūžtų apačia svarbu, kad Nu, karoči. ir bus smagu. Ne, neįlūžtų, tai taip. Į viršų? Jo, į viršų. Fuck. Abu Ne, taip. nahui ten per tas žemės. Tai jeigu tik į viršų, tai galvoju, hermetinė, žinai, gal. Į viršų. Su vaikom išėjome. Ir dar dviesi. Nu, dviesi aukojamės, kaip sakant. Laiptina. Pakirto koją. Ištiesk vieną, kitą, nes gerai, nedaug liko. Ui. Na, žinom, kad įmanoma. Į šitą priplito žemių. Ai, kojytės. Ai, šitą žemių priplito. Sportavot? Ahuienai. Ai, tai čia rūbinė tiesiog buvo. Ale girdi švintą jau pabiškį. Čia mes gerai varom. Gaila metų nerandu, žinai. Taip, tai priėjome prie 6 objekto. Tai buvo šiluminė jėgainė. Buvo laikomos talpyklos, dar iki dabar likę. Laikomas ko gero skystasis kuras, mazutas. Taipogi radom didžiulį pečių, nes buvo šiluminė, kaip ir minėta. Per daug nebuvo nieko, ten per daug neradom iš esmės, griuvėsiai. Bet didelė erdvė nustebino, paliko didžiulį įspūdį. Kokia gamykla. Šiluminė. Taip, tai dabar vaikštam po apleistą šiluminę elektrinę, kaip čia pavadinti. Žodžiu, degindavo mazutą ir šildydavo miestą. Didžiulis kaminas, didžiulis pečius, didžiulės patalpos. Šiluminė, sakykim taip, termiškai pavadinus, teisingų terminų. Bam, pečius tokio dydžio. Erdvės, nesveikos. Kažkur reikia atsargiai vaikščiot. Skylės visur. Tokios skylutės tiesiog grindyse. Turime problemą, kad pasidarai šlepas pastatų jau. Nestebina taip. Visi pabaigė turėjo būti, jo. Nu. Neblogas. Čia tai tas ventiliatorius koksai buvo, eik tu savo.
Bam. Visą sulys gali. Meilės mašina